Lietuvoje mes turime teisėsaugos instituciją, įstatymą leidžiamą vykdančią valdžią, atskirą bažnytinį ir turime ne žurnalistus, apsimetančiai žurnalistais, kurie atlieka tyrimus geriau negu kad atlieka ikiteisminio tyrimo pareigūnai. Kai matau, kas dabar vyksta su Sauliu Skverneliu, tai aš galiu mėgti, nemėgti, jisai pridaręs mums iš kados yra labai daug, Nemuno aušrai ir man asmeniškai, ir su koalicija tada buvo, ir žemė, tiesmė, tokiai, palikim ten tą ramybę, istorija yra ir panašiai, karmos taškų, kaip sakant, į priešingą pusę nuvažiavę. Bet pažiūrėkit, kas atsitinka. Staigiai puolama gelbėti vardan Lietuvą, ne? Ir tada atsiranda staigiai Malinauskas, kuris sako, aš esu žurnalistas, arba jį pristato žurnalistų, tada jau sako, jis yra blogeris. Ir aš noriu paklausti, o kada jis baigė žurnalistikos katedrą ir kur jis yra baigė žurnalistiką, aš taip norėčiau diplomą pažiūrėti, jeigu jis yra. Kažkada tai Jonui Staseliui, man atrodo, Jakilaitis laidoje yra pasakęs, o kasgi tu toks esi, ponas, o jis sako, aš žurnalistas, tugi ne žurnalistas, ne? Tai maždaug lygiai taip pat ir šičia. Ir dabar gaunas tai, kad jeigu tu esi žurnalistas, tai tu informaciją vieną ar kitokią gauni. Bet jeigu tu nesi žurnalistas, skleisti ikiteisminio tyrimo informaciją gali tik tais prokuroro leidimu. Aš dabar sėdžiu ir taip galvoju, a kas nors čia pradės ikiteisminį tyrimą dėl bylos medžiagos nutekinimo. Nes kalba taip, lyg jis būtų prokuroras. Tai vienas. Antras momentas - smūgis, kurį patyrė Saulius Skvernelis. Ne? Tai vardan Lietuvos nei vieno ten nebūtų. Butkevičius, kadangi jo apygarda vienmandatė, tai jis ten didesnė tikimybė. Jūgi ten nulinė, absoliučiai nulinė, ne? Nes kas atvedė jos į Seimą? Jos į Seimą atvedė, taigi Saulius Skvernelis. Sauliaus Skvernelio vardas, įdirbis, pavardė, darbas, pinigai, draugai, ryšiai ir panašiai. Ir jį kaip šunį išmeta ir sako, žinai, dink lauk tu kas nesi. Visi yra pamiršę tą istoriją, taigi Virgis Sinkevičius. Virgis Sinkevičius buvo absoliučiai nulis. Jis ten ministerijoje, investuok Lietuvoje, žmogus tikrai sunkiai gyveno, nuėjo pas valstiečius, per vieno politiką pažintis ir panašiai, ne? Jisgi buvo ištikimas valstiečius. Kai norėjo tapti Europos komisaru, kas susipyko su Karbauskiu? Taigi Saulius Skvernelis. Nes Saulius pasakė, kad Virgis tai yra tas žmogus, kuris turi būti siunčiamas į Europos komisarus, nes visai buvo kitas žmogus numatytas. Dabar ką padaro Virgis savo mokytojui? Peiliu į nugarą, dar patraiško, dar pabado ir dar pasityčiama susitinka su geriausiu Skvernelio patarėju Skirmantu Malinausku. Nes, kai tu sudedi visą dėlionę, tu matai, kad sistema dabar suinteresuota išplauti mundurą vardan Lietuvos. O kitas yra dalykas, tai ką šiandien matau, gali visko būti, kad ir partijai matyt bus pareikšti įtarimai. Tai kai kas šiandien yra. Bet man yra keista, dar kartą sakau, buvo čia kutininkai, dabar jau tapo prokurorai kitų bylų. Ar tai yra gerai valstybei? Ne, bet aš manau, kad tai yra tyčia, piktybiškai, kryptingai bandoma suformuoti nuomonę, poziciją ir tokį kaip savotiškai kaip mušimą. Pabandom šitai padaryti. Bet aš tai sakau, aš jaučiu, kad kai Skirmantas vienoje laidoje ten išėmė iš jo žodžius, kad aš galvoju apie politiką arba bendradarbiavimą su politikais, tai aš manau, kad čia jau dabar, aišku, jisai gal įsigas, nes dabar žmonės žiūri ten smerkia, pradeda maždaug jau memus laidoti, žinai, apie jį. Tai ar bandymas susidirbti, kaip sako, specialiai kalba beleką, kad tik tais galėtų daugiau peržiūrėti ir paskui gal kokią knygą niekam tikusiai vėl išleis, kur ten su žuvim vienas politikas niekaip tų knygų neįsiparduoda, nes man atrodo daugiau Eligijus Masiulis, ko gero, daugiau knygų yra pardavęs, nors reikėtų patikrinti. Pamatysim, pagyvensim.